Tai yra mūsų namai. Aš esu Sara, o čia mano vyras Tomas. Renovuoti savo namus bendromis jėgomis yra tikrai kažkas ypatingo. Tai teikia pasitenkinimą. Nes namai yra svarbi mūsų gyvenimo dalis. Mes norime atnaujinti namo fasadą ir padaryti jį modernesnį. Peržiūrėjome įvairius variantus, pateikėme keletą užklausų ir galiausiai pasirinkome dailylentes Sidral. Jų nereikia dažyti, jos tausoja aplinką, jas galima perdirbti. Jos atsparios ugniai ir patvarios. Jos mums patiko iš pirmo žvilgsnio. Gražu ir solidu. Kažko primena mane. Ir darbas bendromis jėgomis taip pat nepaprastai gražu. Ir viską reikia padaryti laiku, nes netrukus rengsime vakarėlį. O darydami tai patys galime sutaupyti pinigų. Taigi, daugiau pinigų galėsime išleisti vakarėliui. Jie mums davė pavyzdžių, todėl galėjome išsirinkti tinkamą spalvą ir tekstūrą. Ir kaip norėtume jas montuoti? Galimi du variantai. Sidral Lep, tai tradicinė apdaila su užlaida, ir Sidral Click, tolygus griovelio ir briaunos sujungimas. Ir mes išsirinkome Sidral Click Color C57 Sage Green. Nereikia jokios reguliarios priežiūros, dėmes galime lengvai nuvalyti drėgnų skudurėliu. Tai taip paprasta. Taigi, štai įrankiai, kurių man reikės. Tai kreipiamasis pjūklas, jį nusipirkau, diskinį pjūklą įsinuomojau, šitą jau turėjau. Taigi, kitus įrankius taip pat ir viskas. Svarbus darbas yra medinės atraminės konstrukcijos paruošimas. Kruopščiai išmatuoti ir sumontuoti tinkamu atstumu. Jie mums davė šią patogiai ir aiškiai montavimo instrukciją, kurioje viskas paaiškinta žingsnis po žingsnio. Principas iš esmės labai paprastas. Pirmiausia, reikia sumontuoti medinę atraminę konstrukciją su izoliacija. Tada Sidral profiliuočius, o galiausiai Sidral Click dailylentes. Ir viskas. Visą informaciją taip pat galite rasti interneto svetainėje sidralsidings.com. Tai drėgmė atspari plėvelė ir jį saugo medieną nuo drėgmės. Apačioje sumontavome vėdinimo profiliuoti. Jis užtikrina, kad už sienų cirkuliuotų oras ir padeda apsaugoti, kad nesiveistų kenkėjai ir nesikauptų šiukšlės. Ypač svarbus pirmasis profiliuotis, pradžios profiliuotis. Kampas turi būti visiškai tiesus. Antraip fasadas galiausiai atrodys kaip Pizos bokštas. Turistų traukos objektas mūsų sode? Kodėlgi ne? Jis tikrai neieško žodžio kišenėje, ar ne? Ypatingas momentas – pirmoji dailylentė. Dabar viskas eisis tikrai sparčiai, tiesiog įstatykite kabę ir priverškite. Kitą juostą panaudojame dailylentės likutį. Montuojant profiliuočius aplink langus ypač svarbu viską tiksliai išmatuoti. Ir tiksliai pritvirtinti. Gerai. Šį profiliuotį naudojame išoriniams lango rėmo kampams, bet jį galima naudoti ir kitiems kampams.
aplink langus darbą reikia padaryti labai kruopščiai. Tai profiliuotis vidiniam kampui. Štai taip. Šiek tiek toliau. Kol kas viskas gerai. Ir tada staiga pamatai, kad tavo namas atrodo kitaip. Gražiau. Geriau. Taip. Tai nuostabi akimirka. Ji teikia didžiulį pasitenkinimą. Mes esam tokie laimingi ir didžiuojamės rezultatu. Kokia laimė, kad turiu nagingą vyrą. Tiesiog privalai tai padaryti. Turi visą informaciją, kurios reikia. Taigi, padaryk tai. Ei, puikiai padirbėjai. Taip, tu taip pat. Valio. Valio.